tik tai žinau, kadangi čia gimęs ir augęs Lekėčių kaime ir žinau gerai Petro Jurkšaičio Beržo tėviškę, tai Kūro kaime vadinamam Šlekinėje. Jis ten gimęs užaugęs, jis čia dalyvaudavo Lekėčių bažnytiniam chore, jaunas vyras ateidavo 7 kilometrus, labai buvo žvalus vaikinas ir vadinė. Tie karo audros privertė pasitraukti į mišką ir kovoti už Lietuvos laisvę. Paskutiniai žingsniai čia buvo abiejų, sakyčiau, narsuolių, kovotojų. Paskutiniai žingsniai buvo va šitoj vietoj. Atėjo jie iš kaip pasakyti, nuo Višakių Rūdos miškų ten arčiau iš ano krašto, o kadangi čia šičia buvo dalis kitų partizanų, bunkeriai, slėptuvės, tai jie ten, kada išmušė slėptuvę prie Altoniškių, čia dauguma gal žino, tai matomai buvo išdavikų ir, žodžiu, vedė į šitą kraštą. Jie atėjo iš ryto, čia netoli yra saudyba Valatkaičių. Jie buvo dienavojo toj saudyboje. Čia yra tarp mūsų ryšininkų, kurie tikrai žino šituos įvykius. Vyrai dienavojo, kada buvo užklausta, kaip jūs vyrai čia dabar dienos metu pas žmogų atėjot, kad jau, sako, spaudžia. Jau mus ten išmušė iš vienos vietos, iš kitos vietos, vienu žodžiu, į vakarą jau temstant per šitą kaimuką Lekėčių reikėjo pereiti Rūčilio mišką. Tai juos lydėjo juos toks Damijonaitis, Damijonas, vardas aš jau neprisimenu, Jonas su akiniais, toks Damijonas. Lydėjo, ėjo priekyje, kad neužeit ant pasalos, ėjo priekyje, reiškia, ir įžvalgė, kad kelias laisvas, jie tik atėjo, jie čia apsinakvido šitam bunkerį. Tas bunkeris čia kaip vadina, kad čia Žalgirio vado Jurkšaičio Beržo. Čia gyveno šitam bunkeryje mano sesuo, gyveno Povilaitis ir Sašlaitė. Čia Povilaičio. Pagrindė vadydavo viečių. Povilaičio bunkeris. Povilaitinį čia važiuojant link Šakių kairėje pusėje saudyba likusi. Tai va čia jojo buvo tas slėptuvė. Jie matomai atėjo, vedė šitą desantą, nusileidusi ten miškuose prie kaip ten tas Funkariai kaimas, prie Viliūšių. Tai va šitą Butėną, žurnalistas, jis Lietuvos karininkas. Jis naktį buvo atskraidytas su draugu tokiu Kukausku. Ir va juos vedė, norėjo suvesti su Lukša Antanu. Buvo pageidavimas, kadangi Lukša Juozas, Antanas tai dabar brolis Juozas. Su Lukša Juozu ir va nepavyko susirišti. Čia matomai buvo jau mūsų atvesta, pasala buvo, apsupimas buvo. Ir vat Jurkšaitis Petras, jis vyras su nuojauta, jis įsireiškė vienai ryšininkai, sako, kažkas tai negerai man ant širdies, čia kažkas tai bus negero. Jis prijautė vyras. Ir va jis pirmutinis, kada jau čia pajuto, kad supama iš visų pusių, tai jis pirmutinis iš to bunkerio šoko ir bėgo čia į tą pusę. Bėgo ir buvo pakirstas. Ar jį visai nušovė, ar tik pakirto, dabar niekas čia to nežino. Bet tą visą vaizdą matė eigulys Lukenskas iš Sutkų. Kadangi buvo 3 girdinkijos sujungtos, didelį girdinkiją, kur dabar muziejus, kur Ruseckas girdininkas seniai jau girdinkauja. Tai vat buvo sujungta, tai Sutkų Lukenskas atėjo šituo keliuku į susirinkimą. Ir jis kaip tik atėjo tuo momentu, kada čia ugnis buvo jam. Jis susistabdė ant kelio, ant NVD ir paguldė kniūpščią, paguldė, nedavė, reiškia, stovėjo su automatu nežiūrėti. Tai jis mano tėveliui pasakojo, kad reiškia, nedavė žiūrėti, bet aš vis tiek pro rankovę mačiau, kas čia darosi. Tai reiškia,
kuris buvo dar tik sužeistas, dar truputį matyti gyvas, galvoju, gal jį galima atgaivinti ir paskui tardyti ir panašiai, tai nešė ant ploščiaus. Už kampų paėmė nešte į mašiną. O kur jau įsitikinę, kad negyvi, tai tuos vilkų, paprasčiausiai, rankų ir vilkų. Va. Tai tiek pasaka tokia yra žmogaus to, kuris čia buvo, galima sakyti, ant tos ugnies užžiūrėjo. Tai žmogus taip papasako, Ugenskas. Ugensko Stasio Eigulių jau gyvų nėra. Va. Tai tiek, kad čia miškai, kaip čia daug jums pasakot, nėr ko, visi žinot, kad čia yra miškų masyvas, čia yra Rūčilis, ten Paryžinės miškai. Va, ankavedistai labiau siautydavo Paryžinę. Galvoju, kad ten tai jau viskas, o kad čia jų panosė. Kaip tik vyrai drąsūs, va čia įsirengiau, čia jau jau NKVD būstinį, kur Lekėčių kirmintyje. Va šičia prie jų nosies buvo vienas bunkeris, tuoj paėtume parodyčiau už keliuko kitas, bunkeris dar paėjus toliau, trečias bunkeris, taip, dar keturi be šito. Ir čia visiškai prie pat NKVD būstinės, kas įdomu. Tai va, siautydavo, eidavo pro šalį, jau čia vyrai, nu, sargybos eidavo ir numatydavo, aha, išėjo, nu, tai einame mes pasivaikščioti. Dabar dar yra viena įdomybė, ką žinot, jauni vyrai turėjo panų, ryšininkų turėjo, va, ir va, Jurkšaitis Petras Beržas slapyvardį, va, narsus vyras, va. Jo jų dukra šiandien dalyvauja, man sakė, čia aš norėčiau, kad jį pasirodytų visiems, va, ir gal žodį kokį pasakytų. Ateikit, nesidėdykit, ateikit, papasakokit viską, savo istoriją, visą kaip čia. Buvau maža. Garsiau, prašau. Mažiukė buvau, nieko nežinau. Buvau irgi kartu su mama išvežta. Buvau Kazachstane. 7 metus išbuvau, grįžau vaikas. Tai va tik tokie mano prisiminimai. Užaugau vaikų namuos. Gimiai Marijampolė kalėjime gimiau. Išvežė visai mažytę su mama. Matėm daug vargų, žinoma, mes irgi vaikai ten Kazachstane, vaikų namuos. Visko ten buvo. Ir valgyti trūko, ir meilė, žinoma, mamos trūko. Ir tėvų visko. Štai mama paleido, mama mane susiieškojo ir kartu grįžom kartu. Ir nuo tos įkių kartu ir gyvenom. O tik tiek. O tėtė taip prisimenu tik iš mamos pasakojimų. Kas, nu tai jos. O tai pabrėžk, paaiškink viską. Kad, jo, tik tiek. Gal aš jums papasakau. Daugiau tai nieko. Ačiū labai visiems, kad prisimenat, kad... Gerai,